Kokiom nuotaikom susirinkot į stovyklą ir kaip atrodo pats pasiruošimas? Šiaip su gerom nuotaikom visus atvažiavo, dirbom, stengiamės, aišku, nėra lengva. Yra, kur turim patobulinti savo žaidimą, iš taktinės irgi pusės, bet nieko, lipam laipsniais ir tikiuosi pasiruošim komandą gerai prieš čempionatą. Kokie yra pagrindiniai iššūkiai per šias kelias dienas, per tokį trumpą laiką, kaip paruošti komandą? Daug dirbam ant taktikos, aišku, merginoms nėra lengva, bet po truputį laipsniais stengiamės viską parodyti, kaip reikia daryti, kaip mes žaisim savo zonai, kaip žaisim varžovo zonai. Tai čia toks pagrindinis iššūkis yra tikslas, taktika. Rinktinės stovyklai daug naujų veidų, 9 žaidėjos 2009 metų prisijungė. Kaip sekasi jas įlieti į komandą ir apskritai ar jos jau pasiruošusios šiam lygiui? Šiaip merginos tai nuo vaikystės jau sportuoja, žaidžia su bernais, tai turi jau tos patirties, supranta, kas čia yra per žaidimas tam geram jau lygmenį. Ar daug analizuosit varžovės, ar labiau akcentuosit į savo žaidimą? Aišku, pagrindė mūsų žaidimas, kaip mes pačios žaisim, bet taip pat, aišku, ir atkreipsim dėmesį, ką daro varžovės per pasirašymą, per rungtynių. Kol kas viskas kaip ir gerai. Aš šiek tiek vėluoju, dauguma šiek tiek vėluoja į stovyklą, kas žaidžia užsienį, bet šiandien pirma diena, tai viskas kol kas gerai, manau. Pati išvažiavai į Kanadą ir žaidai. Papasakok, kaip viskas pasikeitė tavo gyvenime ir apskritai kaip patobulėjai? Kanadai žais labai smagu, labai geras lygis, šiek tiek kiti aikštelės parametrai, tai čia grįžti šiek tiek daugiau vietos, laiko turi. Negalima, aišku, čia žaisti kūnų, tai dar tas kitas dalykas naujas, nenaujas, tiesiog priprasti iš naujo, bet šiaip smagu